Sveiki, esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė. Ir šiandien noriu pakalbėti su jumis apie laiką. Dažnai savo video ir savo seminaruose kalbu apie tai, kaip svarbu yra norėti, leisti savo norėti, aiškiai formuluoti norus, leisti savo suprasti, kogi aš noriu ir kaip aš noriu toliau gyventi ir kokie dabar noriu, kad šiais metais mano norai išsipildytų. Ir šiandien noriu žengti tą vieną žingsnį dar toliau ir priminti, kad kartais yra svarbu duoti šiek tiek laiko, kad mūsų norai virstų tikrovę. Nes žinoma, kai gimsta kažkoks noras, kai mes formuluojam norą ir tada suvokiam labai aiškiai, kad to dar neturim, tai toks būna nemalonus momentas, nes mes norim, kad tai jau būtų virtę tikrovę. Tačiau kartais reikia tiesiog duoti šiek tiek laiko, kad traukos dėsnis sudėliotų visas aplinkybės, kurios turi susidėlioti, kad mūsų noras virstų tikrovę. Kartais tai vyksta labai greitai. Vat šiandien ryte gavau žinutę iš Kristinos, kuri praeitą savaitę pradėjo mokytis visatos dėsnių programoje ir jinai pasidžiaugė, kad jau per pirmą savaitę jinai pradėjo pastebėti, kokie vyksta pokyčiai. Super, labai džiaugiamės, Kristina, už tave, nes kartais iš tikrųjų tie pokyčiai vyksta labai greit. Tačiau kartais, kai yra didesni dalykai ir didesni pokyčiai, tam reikia tiesiog šiek tiek daugiau laiko. Ir praėjusią savaitę gavau žinutę iš vienos iš visatos dėsnių programos dalyvės, kuri prisijungė prie programos pernai rudenį. Ir atsimenu, kad einant programai į pabaigą, gavau iš jos tokį klausimą ir nerimą, kad jis sako, aš noriu susirasti savo svajonių darbą ir esu aiškiai apsirašęs ir apsibrėžus ir žinau, koks tai darbas turėtų būti, tačiau iki šiol dar tokio neradau ir ką aš darau ne taip ir gal aš kažką ne taip, gal turėčiau elgtis kažkaip kitaip, toks pilnas buvo abejonių laiškas ir tuo metu mes diskutavom apie tai, kad tiesiog svarbu yra leisti, kad viskas įvyktų ir žinoti, kad viskas vyksta ir tiesiog duoti šiek tiek daugiau laiko, nes kai atsigręži atgal, tai pamatai, kad viskas iš tikrųjų įvyksta taip, kaip mes norėjom, tik tai tuo metu kartais atrodo, kad kodėl dar ne dabar, kodėl dar neįvyko, kodėl ir mes tais klausimais, kodėl kaip tik nutolinam savo svajonės įgyvendinimą. Tai kaip tik praėjusią savaitę gavau žinutę iš tos dalyvės, kad jinai jau susirado savo svajonių darbą ir pradeda dirbti ir džiaugiasi, kad jinai sužinojo tos visatos dėsnius, kurie leido jai tą jo svajonę paversti realybę. Tai dabar, kai persiritom į antrąją sausio pusę ir kai pasižadėjimai naujiems metams pradeda šiek tiek vėsti ir užsidegimas vėsta ir gali pradėti atrodyti, kad yra daug kliūčių ir galbūt nesipildo viskas taip, kaip mes norim, noriu jūs paskatinti ir paraginti tiesiog duoti šiek tiek daugiau laiko ir žinoti, kad jeigu jūs paprašėte, tai ir ateina. Ir kad vienintelis dalykas, kas gali sustabdyti nuo jūsų noro ateimo į jūsų gyvenimą, yra jūsų abejonė. Tai pamirškite tas abejonės ir žinokit, kad viskas ateina ir viskas visada vyksta jūsų naudai. Puikios jums savaitės. Čia buvo Justina. Iki kito karto.